Tikrai spėjau šitą knygą išleisti, Spangis ateis 14 metų pačiam gale. Ir tiesą sakant, ir gailiuosi dėl to, nes knygą leisti po knygos tikrai poetams nereikia. Mano viena knyga išėjo 13 metais. Irgi taip labai pastebėta. O šita knyga, Ar Spangis ateis, kurią išleido Kauko laiptai su Viktoro Rudžiansko pagalba didelė, ji taip ir prašeko. Niekieno nepastebėta, beveik, kaip bitė tamsoje. Bitė tamsoje. Kaip supranti, truputį tolėliau mikrofoną labai bursti. Mano mielas Pijošiau, juk pats auginai bites. Jos avilį sudegęs. Jį kažkas padegė dėl linksmumų, šiaip savo. Kad būtų smagus laužas, taigi bitė Pijošiau svakteli į pušį giliau kiek tik įmanoma ir ten pasilieka laukti kito laiko. Kaip tu ir aš, bet Pijošiau tavęs juk nėra, kaip nėra ir bitės tamsoje, ir netgi tamsos, kurią mums nušviečia silpnas, degančio avilio laužas. Ne į tą pusę. Kubilėlį prisisėmęs atlikusių nuo ano sekmadienio debesų, esu dabar čia, ne ką nuveikęs, rugpjūčio šviesoj, po voratinkliais liepa, ta didžioji motininė ir senas žemės drabužis, kvepiantis rasoda. Kas čia bus, sakau? Gal atpirkimas, didysis žemės altorius vaikystės liepoj? Tai kad ne, man per miegus įlenda į ausį Spangis, ne į tą pusę išspėtė bitės. O liepa, nemalonės pilnoji, tyli. Pabuski, Jerkau, ogi tikrai stoviu surūdijusių rugių lauke, su šiaudų skrybelę išmėtęs debesis, nuėjęs ne į tą pusę, o bitė susispėtė ant mano kūno. Tai esu jau senas bitininkas, esi, juokėsi man Spangis į akis. Tavo yra ši karalystė, nuo Dievo svarstyklių, ne į tą pusę. Šaukiu Spangiui, visiems peržemojusiems spangiams, mes einame su tuščiais purių rimais ant sprando, ne į tą pusę, pasigailėk mūsų. Pamečiau iš akių liepą per tuos rugius, šnabždam basomis kojomis, grįžkim, kol dar nevėlu. Pagal išderintus kompasus greitai apsisukim, apgręžkim bites, suvarykim į žeminę liepą, kol jos nenukirto, kol dar turim laiko. Pasikvieskim prie stalo, patylėkim ir gal bus atleista. Nusipirkau apleistas kapinaites. Šiek tiek pasitaupiau, dar iš kitur prisidūriau. Kervazas nuleido. Imki, sako, tik netilps į kišenę. Ir šit vienui vienas vidur laukų turiu savo kapinaites, į kokį mersą. Tik nežinau, ką su jomis daryti. Bet pigiai pirkau, šiek tiek pasiderėjau,
Pardavėjo veido jai atvirai nemačiau. Patogios, viduryje laukų pamirštos prižėlę barkūnų ir pelynų, nieko negali išskaityti antkapiuose, po kerpę teko viską nugremžti. Tik štai, kai atsigręžiau, jau pilnos kapinaitės juodviršinių be šautuvų, ūkininkų be arklių, stovi kiekvienas prie savo kapo, balbatuoja, o man sakė, kad tuščios, nieko, bus su kuo pasišnekučiuoti. Tik dar reikės grįžti į gimnazijos kiemą po savo buto langais, susitikti su poniutėmis paskutiniai pasiutpolkiai. Padarysim padėdę, gal net poete, šokio žingsneliu ir išsikraustysim į kitą vietą. Į panašias kapinaites netoli Daumėnų buvome užklydę keliaudami su Gediminu Ilgūnu. Tada nuvalę antkapius suradome iki šiol nežinomą XIX amžiaus poeto Juliaus Anusevičiaus kapą. Dalyvavo 63 metų sukilime, buvo ištremtas. Atsimenu, kad visą dieną teko kramdyti samanas nuo tų apleistų visiškai toli nuo gyvenamųjų namų kapinaičių. Ir visgi suradom. Paskui buvo išleista knyga Julius Anusevičius. Ir taip jis buvo prikeltas gyvenimui. Taigi ne tik rankraščiai nedega, bet ir poetai nemiršta.